Labas vakaras, sveiki įsijungę Top Sporto lygą. 2025 metų sezone prasideda jau 5-ojo turo kovos ir šiandien turime dvi komandas, kurios yra visiškuose lygos kraštuose. Tai yra Marijampolės Sūduva ir Alytaus Dainava. Baltrūnas gerai užsikirto kamuolį, jis jau baudos aikštelėje, perdavimas ir pavyksta apsiginti Dariušas Stankevičius. Iš karto bando aštinti žaidimą, Sakurai į baudos aikštelę, čia galimybė. Būtent pirmajame komandų sezono susitikime Alytaus Dainava. Čia tolimas smūgis. Dabar labai lengvai susitvarko su Idrisu Momo, geras perdavimas, čia Rakičius baudos aikštelėje ir bandė. O kai kamuolys priartėja prie aikštės vidurio linijos, tada jau prasideda darbas, o čia gera galimybė ir 1-0. Idrisas Momo ir jo salto. Po įvarčio kėlinio pabaigoje pavyksta Marijampolės Sūduvai išsiveržti į priekį. Geras buvo ten perdavimas visų pirma kairėje į priekį. Tas nesikeis, Dainavai reikės ieškoti sprendimų. Čia perdavimas Uzočiukų. Čia Giruma prarado kamuolį, Sabo nesmūgiuoja kol kas. Dabar kairė koja Škūnas. Jo perdavimas pavyksta rasti Rakičių. Šios smūgis. Reikia pradėti tuos taškus rinkti, tad galima ir surizikuoti. Čia, oi. Jį gerai numetė, Rakičiaus smūgis. Šeikas Faje, kiek daug kovos čia. Vėl Šeikas Faje, jo bandymas smūgiuoti ir dar kartelį. Davimas arčiau jų, Ignas Plūkas kamuolį kumščiuoja ir čia yra viskas. Marijampolės Sūduva švenčia dar vieną pergalę. Manfredo Lukančiuko švilpukas skelbia tai, jog po 5 turų turnyro lentelės viršūnėje ir toliau bus marijampoliečiai.